Komentarai socialiniuose tinkluose po interneto po straipsniais tai tas pats, kas tabletė nuo skausmo. Pakalbėkime apie tai. Šiandien video bus rimtesnis, tik tai žmonėm, kas mėgsta mąstyti, visi kiti galit kaip ten taip, bet kaip perėti prie kito video. Mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai dalis mūsų gyvenimo yra virtualus. Tai yra, mes sėdim internete. Dabar irgi tu žiūri šitą video, naudodamas internete ir greičiausiai naudodamas savo mobiliuoju telefonu. Ir internete, po postai socialiniuose tinkluose, po straipsniais yra toks dalykas kaip komentarai. Ir aš ilgai galvojau, mąsčiau apie tai ir suprantu, kad, pakalbėkime apie tai. Tai geras ar blogas dalykas tie komentarai. Nes pagal mane tai yra blogas dalykas tie komentarai, nes tai yra kaip tabletė nuo skausmo. Dėl ko taip sakau? Pagalvokit, kas būtų, jeigu nebūtų socialinių tinklų arba nebūtų galimybės komentuoti. Nes ką mes dažniausiai darom ir komentuojam? Visigi skaitot, visi matot komentarus. Tai išliejam savo pyktį vieną ar kitą formą. Kai kas tai gerai, tai šitoje vietoje, taigi tada šitas pyktis įsilieja internete, įsilieja saugiai, neina žmonės į gatves ir tokiu būdu mes išsivalome. Aš ir anksčiau galvojau, bet ilgai mąstęs, primečiau, kad pagalvojom, nei velnio mes neįsivalom. Mes kaip tik gilinam savo problemas. Dėl to aš ir sulyginau kaip tabletė nuo skausmo. Įsivaizduokit, pas jums kažkas suskaudo koją, ranką ar galvą. Vietoj to, kad įsiaiškinti priežastį, dėl ko jums skauda, ką jūs dažniausiai imat tabletę nuo skausmo. Jeigu negalit apsikeisti skausmo, imat tabletę nuo skausmo. Vieną tabletę, įsivaizduokit, imtumėt kitą tabletę. Daug mažumų taip ir daro. 3, 5 tabletę. Ir pas kažką galų gale viskas pasibaigia morfijum ir mirtim. Jeigu mes neieškom problemų. Socialiniai tinklai mums ir, tarkim taip, neleidžia ieškoti problemų. Leidžia, bet sudaro galimybės tokias, kad mes išgeriam tabletę, išliejam savo pyktį ir toliau vėl lygai leidžiam progresuoti. Vėl grįžtam prie to. Nėra komentarų, kur mes dedam pyktį. Tas pyktis greičiausiai išeitų į išorę. Į gatves, į protestus, į dar kažką tai. Ir kaip tada atrodytų mūsų pasaulis? Pagalvokite apie tai. Parašykit komentaruose. O dabar ką mes darom? Pakilo kainos. Pyktis yra, dantis sukandę, einam, perkam didesnėm kainom, einam į internetą ir visą šitą šūdą pilam vieni ant kitų. Vietoj to, kad spręsti klausimą. Vieną kartą pratempiam, antrą kartą pratempiam, trečią kartą pratempiam. Duosiu pavyzdį. Jau pavyzdžiui, tai jums skauda galva nuo pachmielo, tabletė padės. Bet jeigu jums skauda koja dėl to, kad jinai impjauta, kažkokia tai žaizda yra, ir jūs jos negydot, o tik tai geriat tabletės, tai tas dalykas gali pasibaigti. Patys suprantat kuo? Žaizdos užkrėtimas, gangrena, idealiu atveju kojos amputavimas, o blogiausiu atveju gangrena išplysta po visą kūną ir viso gero skylutės. Dėžutė medinė 2,5 metrų. Maždaug tokio dydžio ir 1,5 metrų po žeme. Tada pažiūrėjus į mūsų socialinius tinklus, pažiūrėjus į komentarus, į komentarų pobūdį, aš suprantu, kad mūsų visuomenė jau pasiekus beveik metastazę. Mūsų visuomenė neturi jokių šansų išgyventi. Ką jūs galvojate apie tai? Jeigu saitos, kad nesąmonė, kad viskas tvarkoja, mums čia labai gerai, mes čia nukanalizuojam savo blogas emocijas ir vėl viskas nuostabu, rašykit, bet rašykit ir argumentus. Kodėl būtent taip yra, kaip jūs galvojat? Nes pažiūrėkit komentarus. Aš sakau komentarus nuo kokių 20 metų, nuo 19 metų. Ir kaip jie keičiasi, kas vyksta tarp žmonių, kaip jūs tarpusavį pešaties, netgi toks dalykas, kokius naudoja įsireiškimus didžioji žmonių arba žuvyčių masė. Ten jau nebe žmonės, apie kokią pagarbą,
supratimą, suvokimą, tarpusavio supratimą, visuomenės suvokimo nėra. Ten yra tik tai vieni kitais, kas kuo durniau ir kaip pavadins. Kai kas keistai vaikai, bet tiem vaikam gali būti iki 40 metų, a gal net ir už mane vyresnių yra tokių vaikų. Kad pasi amžius vienas, tai dar nereiškia, kad jis yra suaugęs. Šitoj srity yra liūdna, nepatinka man.